Šiandieną, kaip žinome, yra klausimas, ar leisti, neleisti baltarusiškas trąšas per Lietuvos teritoriją. Mano nuomonė, jūs žinote, 3-4 metai, aš esu kategoriškai už tai, kad jas leistų, nes Lietuva, Gabrielius Landsbergis ir jo užsienio politika kartu su Ingrida Šimonytė viską padarė, kad Lukašenka padovanotų Putinui. Nu, tiesiog politiniai sprendimai, sankcijos, ribojimai, visa kita, sėkmingai Lukašenka nubloškė pas Putiną. Sako, kad aš Žemaitaitis esu kažkoks tai blogis ir panašiai. Ne? Nu, okei. Nes aš sakau, kad turi būti sankcijos darytos. Koks mano motyvas? Kada nuimam tranzitą gabenti per Lietuvą baltarusiškas trąšas, reiškia, mes iš Rusijos teritorijos atimam dalį trąšų, tas dalį trąšas perleidžiam per Lietuvą. Čia yra statistika, žiūrėkit. Kai pritaikėm sankcijas belikalio trąšom, turėjo gamyklą bankrutuoti. 20% yra pasaulio baltarusiškos trąšų, 20% yra rusiškos trąšų. Visa kita sudaro Latino Amerika, Kanada sudaro, dar keletą valstybių. Tai didžiąją dalį jo sudaro rusiškai ir baltarusiškai. Tai 2 valstybės. Mes jas 2 sujungėm į vieną. Vat konservatoriai jie sujungė į vieną. Tviks parelę, kaip padarė. Reiškia, baltarusiškų trąšų tarsi kiekis pasaulis sumažėjo, bet kadangi Bidenas, buvęs Amerikos prezidentas, panaikino cheminiam priemonėm, trąšom ir žemės ūkio produkcijom sankcijas, rusiškų trąšų skaičius padidėjo. Tai reiškia, iš baltarusiškos trąšos nuvažiuoja į Rusiją, ir rusiškos, tai jos tampa rusiškom trąšom. Ne? Dalis trąšų važiuoja per Lenkiją, dalis važiuoja trąšų per Latviją. Tai mano tikslas tada 10 milijonų tonų trąšų leisti važiuoti per Lietuvą ir kartu susitarti su Lukašenkos režimu, kaip jie įvadina, kad Lukašenka leistų per Baltarusijos sieną pravežti 10 milijonų grūdų, ukrainietiškų grūdų. Per Baltarusiją į Lietuvą, į Klaipėdos uostą ir krauna. Tai reiškia, Lietuva gautų 20 milijonų. Dabar Lietuva krauna 39, 38, 700 milijonų, man atrodo, tonų krovų. Tai mes galėtumėm krauti 59 milijonus tonų krovų. Ne, nu tai milžiniškas skaičius, toną neša į biudžetą, pinigų turim, gynybai turim ko finansuoti. Kiti sako, ne, sankcijas, toliau spaudžiam Lukašenką, daužom, mušom ir panašiai. Kas kalba apie tai? Kalba Viktorija Čmilytė Nilsson, jos tėvas Viktor Čmily-Ivanovič, buvęs rezervistas KGBistas. Kalba uosto buvęs vadovas Evgenijus Gentvilas. Kalba konservatoriai, kurių ryšiai su Rusija nuo dujų, nuo Gazpromo laikų Kaune ir panašiai buvo vieni tarpiausi. Kalba konservatorių lyderiai, kurių partijos narys bendradarbiavo su Rusijos specialiosiomis tarnybomis ir tam yra nuteistas 8 metus. Kalba konservatorių lyderis, kuris 2004 metais Lietuvoje organizavo masinius piketus, kad Lietuva neįstotų į Europos Sąjungą ir kad Lietuva būtų užribi, toliau būtų Rusijos teritorija arba Rusijos globoj politinė. Kalba tie žmonės, kurie netiesiogiai turėjo vienokių ir kitų ryšių arba santykių su Rusija. Aš siūlau panaikinti sankcijas tas, kuris žmogus, kaip žinot, pagal saugumo pažymą, aš turiu baltą lapą, neturiu jokių ryšių, niekada gyvenime neturėjau ir jų nėra, ne? Tai dabar klausimas, o tai kas gina Putiną? Putiną šiandieną gina konservatoriai, vardan Lietuva ir gina liberalų sąjūdis. Žinau dėl ko? Kad jeigu mes panaikysim tranzitą, leisim tranzitų važiuoti, taigi Putinas nebegaus pinigų karui. Tai kas advokatauja šiandieną Putinui? Advokatauja Laurynas Kasčiūnas konservatorių partija, Viktorija Čmilytė Nilsen liberalų sąjūdis ir Saulius Skvernelis vardan Lietuva. Nes, priešingai aš niekaip negaliu paaiškinti. Tai jeigu mūsų mintis jį atitraukti, tai kokį velnę mes viską darom, kad jis toliau būtų Putino rankomis. Kitas momentas, ką aš esu siūlęs, šiandieną ir Udavickiui ir visiems kitiems, aš pasikvieščiau, skričiau tiksliau į Ameriką pas Kuchnerį, jeigu jam bilietą tikrą duotų, nes aš nenuskridau, tai ką tada daryčiau? Aš Kuchneriui, Trumpo žentui pasiūlyčiau tapti akcininku. Ir jūs Lietuva nieko nebedarys. Nesvarbu, šiandieną, aš suprantu, ką prezidentas kalba. Man suprantamas. Prezidentui yra vertybė labai aiškiai, pozicija, tvarkoja, viskas man tai yra tvarkoja. Aš čia neturiu jokių jam priekaištų, nes jis turėjo tą poziciją, jisai kaip politikas laikėsi ir panašiai. Bet ką kalba Seimo nariai, tai jie dirba konkrečiai Putinui.
Jie konkrečiai šiandien atstovauja. Ir tokie visi apžvalgininkai, tie su išplyšusiom rankovėm, kurie čia komentuoja, dar tokie čia visokiausi, kurie čia atsiranda Lietuvoje. Nejaugi, aišku, jie, matot, jie gal nenori pripažinti, nes kartu sėdi, kartu geria, kartu apšeina dokumentų, žiūri, kažkur skraidė, kažkur rankelį viens kitam spaudė. Gal jie ir nenori, nes Marius Laurinavičius buvo pas tos pačius veikėjus, ne, kur minimi apšteinų dokumentuose. Gal jie nenori psichologiškai pripažinti ir visuomeniai prisiduoti. Bet šiandien dienai tie, kurie daro tai, kad baltarusiškos trąšos nevažiuotų, jie iš esmės padeda Putinui, kad Putinas gautų labai didelę dalį pinigų kariuomeniai. Nes kito varianto, nes trąšų poreikis yra, jūs supraskite, Amerika yra dabar susipykusi su pusė pasaulio, ne, jeigu ne daugiau. Visais žodžiais yra apsidalinę į visas pusės, dabar man atrodo pats nežinau, kaip išeiti iš tos situacijos. Tai va čia ir yra klausimas, tai kodėl Lietuvos politikai užuot dirbę mūsų naudai, kaip pasakyta himne, ne, jie dirba savo naudai. Tai va čia ir yra klausimas, kodėl taip yra. Ir kitas yra dalykas, nepamiršk, kad yra arbitražo teisme mūsų byla. Dėl šito draudimo ir pajamų netekimo ir panašiai, o jie įrodys, kad pajamų neteko, nes nors ir išvežė į rusišką, bet išvežė į rusiškas, nes dujas trąšas ne baltarusiškas, tai neduok dieve. Jeigu Lietuvai bent 10% priteistų, tai 1,5 milijardo tegu būna, ne? Jūs čia turite iš ko sumokėti pinigus, aš jau neturiu. Ir kitas niuansas, galų gale tai daiktų sukrovėm, išbiltinom lauk. Tai ta susikrovė išvežė lauk. Tai aš džiaugiuosi, kad čia daugiau jinai nesimaišys mums Lietuvoje. Jie, tiksliau, žurnalistai, tie dvaro nuomonių pozuotojai sako, mes turime informacijos, kad jinai buvo išprašyta iš Lietuvos. Tai mėly mano jūs influenceriai, nuomonių formuotojai, tai jinai buvo išprašyta Lietuvos gyventojų, nes nieks jo šiandien nepagėdavo, Saulius Skvernelis ją šičia parsivežė, konservatoriai ją toliau laikė. Tai mums svetimų lakštingalų dedančių kiaušinius į kitus svetimus lizdus mums anosi nereikia. Tegu jinai važiuoja į Lenkiją, tegu Lenkijoje jinai su Tusku, tegu ar su Sikorskiu, tegu ir gėdoja. Bet mintis, dėl ko ją reikia kraustyti lauk iš čia. Žmogus, kuris gyvena Lietuvoje 6 metus, nesugebėti lietuviškai kalbėti. Vaikai lanko privačias prabangias mokyklas ir jinai man aiškina, kad jinai yra patriotė. O paskutinį matėte video jos buvo, kai jos paklausė, koks yra jos atlyginimas. Tai aš galėsiu prie komentarų įdėsiu tą video. Jinai nesugebėjo iš 5 klausimo sakyti, koks jos atlyginimas yra. A jūs galite įsivaizduoti, ką mes čia turėjom prasivilkę į Lietuvą? Tokia Svietačka čia buvo atvažiavus. Kur žmogus, Svietačka tik svietė ne toj vietoj. Klausimas yra, ir ne su Baltarusijos saugumo ta Svietačka svietė. Tai ir, jeigu matėt, kaip jinai išvyko, tai mūsų valdančiosios daugumos atstovai praeitą savaitę susitiko su kitais opozicionieriais, kurie nepripažįsta, kad Svietačka yra opozicionierė. Tai Baltarusijoje jos niekas nebelaiko kaip opozicionierė. Jie laiko kaip verslininkė, kuri gauna pinigus, rūpinasi savo šeimai ir daugiau nieko kito. Tai va tas gyvas video, kur jinai duodama interviu nesugeba atsakyti, koks jos atlyginimas, manau, pailiustruoja viską. Kaip šita ponia jinai pas mumis gyvena.